Labas vakaras, na štai ir baigėsi miuziklo Tadas Blinda premjera. Pakalbinkime žiūrovus, ar jiems patiko. Na, visi matyt mėgsta tą kovą už teisingumą, už vargšus ir taip toliau. Aš manau, kad čia elementari lietuviška istorija iki šių dienų tęsinti. Gražios žmonių pastangos, kad tai yra lietuviška ir kad tai gali būti, kad pamėgs žiūrovai. Jokūbas užaugo ir jau, ta prasme, tai kaip jis atliko savo kūrinius, tai gera buvo girdėti, stebėti. Tu turėtum prisiminti, žaidėt jūs abu kadais. Nevalyvas vaikas buvo. Blinda. Na taip, tas pats. Deivį jau panašiam amplua esu mačiusi, jam tokį senuką visai tinka vaidinti, bet kad Renata bus jo dukra, tai net nesitikėjau. Ir Deivis ir Renata tikrai yra scenos profesionalai ir puikiai atliko būtent dukters ir tėčio vaidmenis. Ar čia tikrai tu, tas, kur bėgdavau per lauką, vytis debesų? Renata labai sceniškas žmogus. Labai gaila, kad jos iš tikrųjų yra, aš manau, kad jos yra per mažai mūsų scenoje, tokiuose miuzikluose ir jai noriu palinkėti, kad jinai tokių darbų turėtų daugiau. Šiaip Genytė labai graži ir dar nuo vaikystės sparnuotosios sūpynės. Taip kad, ir šiaip jos, manau, geriausias moteriškas vaidmuo. Vaida labai romantiška, iš tikrųjų profesionalė, iš tikrųjų puikiai moka valdyti publiką. Tai mes dabar grįšim namo ir bandysim padainuoti aš kaip Genytė, o jisai kaip Vaireikis.